Taip. Sveiki, sveiki. Šiandien su jumis Aušra Stankevičienė ir šiandien mūsų atlygio planų tęsinys, kurių mes jau labai didelę seriją esam padarę. Ir šiandien būtent kalbėsiu apie e, mūsų atlygio plano dalį, būtent kaip susikurti tas pastoves pajamas. Visą laiką pabrėžiu, kad kompanijos dosnumas į atlygio planą tai tikrai yra išskirtinis. Kompanija skiria į atlygį mums bonuso pavydalu 65 net procentus nuo pardavimų ir 10 procentų dar papildomai yra skiriama loterijom, kelionėm, dovanom visokiom. Tai iš viso į tinklą yra atiduodama net 75 procentai, kas yra neįtikėtina iš tikrųjų. Ir galiu pasakyti, visi partneriai, kurie pradeda dirbti ir žino, kaip dirbti reikia ir daro tam tikrus veiksmus, tai jie iš karto labai greitai pajaučia. Tai šiandien būtent išskirsiu vieną dalį, šeštą gal mūsų komisinio dalį, kuri linijinis bonusas yra už pakartotinus pirkimus. Mes gauname labai daug komisinio ir už pakvietimo bonusas pas mus yra, kada žmogus perka paketą, paskui yra pas mus komisinis, kada mes suvedam duomenis, kada žmogus pasikelia paketą, pas mus binarinis, nes mūsų sistema yra iš linijinio ir binarinio komisinio ir kaip aš sakau, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų binarinio atlygio, aš net nesijungčiau į tokią kompaniją. Tie modeliai jau senai yra pasenę ir labai, sakyčiau, minimaliai mokantis. Paskui pas mus yra mečio bonusas, tai kada jau jūsų partneriai pradeda gauti, jums procentaliai moka ir linijinis bonusas, lyderiavimo bonusas, kada rangus padaro ir valiutos bonusas, kada kompanija skiria savo dalis. Tai visi šiti iki 7 yra išmokami iš karto, keletas iš jų užsidarius mėnesiui, būtent šitas linijinis bonusas. Ir va šiandien ir pakalbėsiu, kai tu per tą mėnesį daug nuveiki ir gauni komisinį. Tai priminsiu, kas klausote pirmą kartą, kad į mūsų kompaniją ateimas yra per 3 paketus, pasirenkama yra koks paketas, nuo kokio paketo pradėti, ar tai bus lyderis, bulderis ar pionierius, jie kiekvienas turi, matot, rinkinio kainą. $102, $408, mes vadinam gal šeimininiu, tai 12 produktų gauna, tai jisai toksai populiariausias, sakyčiau, šitas paketas. Ir paskui nuo jo žmogus gali pereiti prie pionieriaus ir dar papildomai gauti produktų ir įsigyti pionieriaus paketą. Paketai pas mumi įsigijami vienintelį kartą. Ir po to nereikia jo nei kelt, nei laikyti, nei atnaujinti, jisai gaunamas vieną kartą. Ir būtent pionierius tai yra verslo paketas, kada maksimaliai gauna žmogus komisinio. Tai nuo registracijų, nuo pakvietimų ir taip toliau. Bet šiandien kalbėsiu apie būtent tą komisinį, kuris nepriklauso nuo to, labai stipriai su kokiu paketu atėjo žmogus pačioj pradžioj. Tai pavyzdžiui, yra taip, aš nežinau, ar jūs gerai matot mano skaidrės? Jūs nors pasakykit, nes aš... Gerai, 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 man. na gerai, ačiū. Tai dabar taip, jeigu, va čia matosi, kad mes va šitam linijiniam komisiniui, kad gauti, labai svarbu komandoje turėti 10 partnerių.
aktyvių 10 partnerių, kurie ateis pas jūs ir pirks, vartos ir taip toliau. Kompanija moka 10 gylių, 10 gylių, tai reiškia nuo jūsų partnerio pirkimo, nuo jo partnerio ir taip toliau iki 10 gylio. Ir kada jūs sąlygos kokios yra, užsiregistruoti 2 partnerius, vieną kairiai binarę pasistatyti, kitą dešiniai ir atsidaro 2 gyliai. Pirmas ir antras. Už pirmą gylį kompanija komisinio moka 10%, už antrą gylį 15%. Atėjus laikui, ar tai po savaitės, ar tą pačią savaitę, visai nesvarbu, kai atsiras po antrą partnerį pas jūs kairiai ir dešiniai, iš viso jau bus po 2 partnerius, jums atsidaro 3, 4 gylis ir taip visi gyliai po truputį, kol jūs pasikviečia 10 partnerių, 5 vienoj binaro pusėje, 5 kitoj, o linijiniam jie visi jūsų asmeninė pirma linija. Ir atkreipkite dėmesį, nuo pakartotinų pirkimų kompanija net 95% moka į tinklą palei visus gylius ir nuo PV taškų. Ir čia sakytumėt, nu va, privaloma. Iš tikrųjų, nieko nėra pas mus privaloma. Žmonės patys nori kurti komandą ir patys tą daro. Vienas produktas į mėnesį, jo kaina $28 ir jisai turi 16 PV. Tai va šitas, jeigu pats nori gauti šitą komisinę partneris ir turi komandą ir jo partneriai daro aktyvaciją, tai jums pačiam reikia nusipirkti vieną produktą, mažiausiai vieną, kuris turi 16 PV ir kainuoja $28. Būtent nuo 16 PV mums ir mokamas komisinis, nuo PV. Va šitą irgi įsidėmėkite. Dabar šitoj skaidriai aš ką padariau tokį, parodysiu jums bendrą. Jeigu jūs ateinate su lyderiu mažiausiu mūsų paketu, $102, ir tuos 5 partnerius į vieną ir į kitą pusę susiregistruojate būtent lyderiais, tai jūs dar uždirbate, dar papildomai uždirbate $265.50. Čia ne iš aktyvacijų. Čia visi komisiniai jums sukrenta, ir binaras, ir paketo pardavimas, duomenų suvedimas. Visi, kiekvienam šitam atsistojus 10 partnerių, jūs uždirbate $265. Ir kas vyksta, paskui pažiūrėsim, kai tie partneriai pradeda jūs dubliuoti. Jeigu jūs ateinate bulderiu, kuris kainuoja $408, jūs irgi pradedat statyti, jūsų partneriai pradeda statyti. Tai jeigu jūs pasistatot 10 bulderių, pats būdamas bulderiu, jūs uždirbate $1208. Jie visi ateina pas jumis su $408 ir paskui jie irgi tą patį pakartoja, tai jūs už binarą dar uždirbate. Tai čia jau tokia įgiliau biški, šiandien nesiplėsiu, bet kad jūs maždaug žinotumėt, kokios sumos yra. Ir jeigu jūs ateinate iš karto su pionieriu, ką visą laiką rekomenduoju į verslą ateiti su pionieriu, ir pradedat registruoti pionierius, tai jūs irgi uždirbate nuo 2 pionierių iš karto $600 uždirbate, nes kuo didesnis jūsų pačių paketas, tuo didesnis jūsų uždarbis. Ir kai jūs susiregistruojate 10 partnerių pionieriais, uždirbate $3003. Tai va, o paskui jie pradeda statyti, jūs vėl papildomai gaunate. Tai aš čia tik maždaug supažindinu tuos partnerius, kurie pirmą kartą klausote, ir kad jūs maždaug gaudytumėtės, kokios yra sumos. Ir dabar būtent grįžtu prie šito komisinio, kurį šiandieną noriu būtinai pristatyti, ir šiandien būtent parodysiu skaičius.
Tai dabar biški vaizdžiau parodysiu, kaip vyksta tie gylių atsidarimai. Įsivaizduokit, jūs esate pionierius, pasikvietėt bulgerį į vieną pusę, į kitą pastatėt pionierių. Kas jums atsitiko, atsidaro pirmas ir antras gyliai. Pirmas gylis jų moka 10%, kada jie pradės daryti aktyvacijas, antras gylis 15%. Paskui jūs dar vieną partnerį pasistatote į vieną, į kitą pusę. Atsidaro trečias ir ketvirtas gylis, moka 20% už trečią, už ketvirtą gylį 15%. Dar noriu pabrėžti vieną dalyką. Daugelį partnerių taip atsitinka, kada jie atsistoja, ypač jeigu jie atsistoja pas aktyvų sponsorių, tokį kaip aš, pavyzdžiui, juokauju. Tai ką reiškia? Ką reiškia tada? Tada tas sponsorius irgi stato ir gali būti, kad jisai jums statys į vieną sponsorinę koją partnerius, ne, binarį. Ir daugumai taip ir vyksta, nes pastebėjau, kad daug partnerių tikrai pas mus yra aktyvus ir jie dirba, juda. Tai šitie partneriai pastatyti iš viršaus jūsų sponsoriaus arba jo partnerių jums į šitą komisinį nesiskaičiuoja. Jūs jų dėka gaunate binarą ir tai yra nuostabu, bet būtent į šitą komisinį už aktyvacijas aš kalbu tik apie asmeninius partnerius. Tai va šitą irgi būtinai įsidėmėkite. Toliau jūs pasistatote trečią partnerį į kairę, vat, pavyzdžiui, lyderiuką, paskui vėl lyderiuką, jums atsidaro penktas ir šeštas gyliai. Penktas gylis 10% nuo jų aktyvacijos jums mokės PV taškų, šeštas gylis 5%. Ir toliau jūsų dar ketvirta pora atsidaro aštuntas ir septintas gyliai, jau po 5% ir likusieji irgi moka po 5%. Ir dabar va šitoj va vietoj, kad gauti šitą komisinį, už partnerių aktyvacijas, dar kartą pabrėšiu, nelabai svarbu, su kokiu ateina paketu partneris. Nelabai svarbu. Dar vieną dalyką įsidėmėkit. Netgi kada partneriai iš karto prisijungia, pas jūs užsiregistruoja ir iš karto nedaro aktyvacijos, ne? Jūs toliau dirbate, registruojate partnerius, jūs netgi jeigu ir pats nedarot aktyvacijos tą mėnesį, jūs vis tiek už registracijas, už binarą visus komisinius gaunate, visus be išimties. Šitas aktyvacijų komisinis pas mus, jisai atrodo visai atskira parapija, kaip aš sakau, atrodo kitose kompanijose, jeigu tu nepadarei aktyvacijos, tu jokio komisinio negauni. Pas mus taip nėra. Tai yra labai svarbu. Už tai, kad kartais, pavyzdžiui, kaip buvo, aš prisijungiau pati vasario mėnesį pernai metais ir mes aktyvacijas pradėjom daryti tik tai Liepą. Mums pradžioje sakė, jūs neskubėkit, jums nereikia. Ir iš tikrųjų tada buvo ir prekės ilgiau ėjo ir taip toliau, ir mes tų aktyvacijų nedarėm. Kada jau paaugo komanda, mes pradėjom visi Liepos mėnesį daryti aktyvacijas. Bet nežiūrint to, kad labai registravom partnerius, vis tiek visus komisinius ir už ranką, už viską mes gavome ir labai didelius. Tai galiu pasakyti, kad šitas komisinis, apie kurį šiandien išskirtinai noriu kalbėti, jisai nieko bendro neturi su likusiais jūsų veiksmais, darbu ir uždarbiu. Jisai yra atskirai. Jūs turite komandą, jūsų komanda daro aktyvacijas ir jūs darote aktyvaciją. Jeigu jūsų komanda darys aktyvacijas, o jūs tą mėnesį nepasidarysit aktyvacijos, jūs negausite būtent šito vieno komisinio, kuris yra labai didelis. Tai galiu pasakyti, ir jisai mokamas tik tai nuo asmeninės komandos į gylį iki 10 gylio. Kas būna, jeigu, pavyzdžiui, 5 gylyje
kažkuris partneris nepadaro aktyvacijos. Tai reiškia, jeigu 6 gyly padarys, įvyks kompresija ir jeigu jūs turit visus 10 gylių, jūs vis tiek už 10 gylių jums iš apačios pakils tie, kurie padarė. Jūs vis tiek už visus gausite iki 10 gylių, kai juos turėsite. Kai kurie partneriai dar neturi tų 10 gylių, aš turiu, man atrodo jau net ir daugiau, ir gaunu komisinį už 10 gylių. Kuo daugiau gylių, tuo tenai daugiau žmonių yra. Tai dabar va šita va naujiena, kurią aš noriu pasakyti. Pirmiausia, jūsų tikslas turi būti palaipsniui susiregistruoti į kairę, į dešinę tuos partnerius. Ir dar grįšiu prie to, kartais būna, kad binarė jums pristato, iš viršaus ateina partnerių, pristoja daug ir jūs galvojate, oi, čia pas mane tiek daug žmonių, tai man savo ir nereikia registruoti. Tai dar kartą pabrėšiu, įsidėmėkite visam laikui savo asmeninius 5 partnerius į vieną, 5 į kitą. Kai jau augs jūsų komanda, jūs turite pasistatyti. Ir gali būti, kad jūs greičiau pasistatysit, negu jūsų komandoje 10 gylių atsidarys, nes per laiką viskas tas vyksta, ne? Bet kada jūs turėsite tuos 5 partnerius, jūs visą laiką ir vienoje ir kitoje pusėje, jūs visą laiką būsite ramus, kad jūs visą laiką gausite nuo jų aktyvacijų. Dabar ką dar noriu pasakyti. Svarbiausia, kad jūs tuos 10 partnerių pasistatytumėte ir pats darytumėte aktyvaciją ir kad jūsų partneriai dublikuotų. Va čia yra labai svarbu duplikacija. Dabar, va šiandien sakiau, atskleisiu tokią paslaptį, kurią sužinojau pati. Ir ilgą laiką sekiau, analizavau, kaip čia viskas vyksta. Ir sužinojau vieną dalyką ir tikrai būtinai aš jums pasakysiu, kai prieisiu prie tų lentelių. Čia vaizdžiau biškį parodžiau, kaip atrodo. Dabar įsivaizduokite, kai sako žmonės, nu iš kur man gauti tų 10 žmonių. Tai galiu pasakyti, kad 10 žmonių surasti tai yra pati mažiausia problema. Tai jų tikrai yra tų žmonių. Patys rašo žmonės, patys prašo, pavartoja produktą, paketus keliasi. Iš tikro procesas vyksta ir žmonės labai nustebę yra produkto veikimu ir tiesiog pradžioje prisijungia kaip vartotojai, o paskui sako, aš noriu dirbti. Tai kai jūs susirasit 10 partnerių ir jūsų partneriai 10 pakartos tą patį, aš čia labai susiaurinau iki 10, iš tikro tų partnerių jūs turėsit ženkliai daugiau, jeigu dirbsit, pas mane jau dabar tuoj 100 bus, ne? Tai galiu pasakyti, jų pas jūs atsiras ir atsiras, už tai, kad vis tiek, kai tu turi gerą produktą rankose, tu netyli, kalbė apie tai, bet jeigu paimsime 10 partnerių, ne, ir jūsų tie 10 iš tų jūsų daugelio užregistruotų pakartos tą patį, tai jūs antroji linijoje turėsit jau 100 partnerių, ne? Toliau, kai jūsų tas antroji linijoje partneriai jūsų komandos pakartos tą patį, jūs trečioji linijoje turėsit jau 1000 partnerių, ketvirtoji linijoje turėsit 10 000, 100 000, penktoji linijoje, šeštoji jau jūs turėsit 1 milijoną ir skaičiai bile kokie dideli. Aišku, čia yra tik tai statistika. Abejoju, kad mes čia kažkuris turėsim tokį skaičių, pasaulyje dar tiek žmonių nėra ir dabar jų tiek mažėja, bet jeigu jau taip stabiliai būtų, tai taip gautųsi, ne? Bet aišku, taip nebus. Vienas pasikvies, tų 10 užsiregistruos, bet jie nedirbs, kiti dirbs ir ta komanda vis tiek kaip nebebūtų jūsų augs. Kas nuosekliai dirbs, tikrai tai turės. Ir galiu pasakyti, komanda auga labai greitai. Tai maždaug galite įsivaizduoti, kaip turėtų būti, ne? Ir dabar aš paprastą pavyzdį vieną parodžiau tokį, kuris, nu, įsivaizduokit, jūs turite 10 partnerių,
kurie kas mėnesį nuperka po vieną produktą, tai iš viso bus už 160 CV, ar CV ar PV pas mus tas pats, tai bus nupirkta po vieną produktą, 10% nuo pirmos linijos, tai jūs gausit $16. Kaip ir minėjau, mum komisinį moka nuo PV taškų 10%. Antroji linijoje 100 partnerių, jeigu nupirks po vieną produktą, jums mokės po 15% ir jūs gausit $240. Trečioji linijoje 1000 partnerių, 20%, jau 3200. Ketvirtoji linijoje 10 tūkstančių, ne? 15%, 24 tūkstančiai. Bendroji sumoji gaunasi 27 456. Tai čia tik 4 linijos. Aišku, tikrai nuoširdžiai sakau, pasiekti tokį skaičių iki 4 linijos, tai yra ką veikti. Bet maždaug, kad jūs gaudytumėtės, kokie guli čia skaičiai. Ane? Dabar aš padariau šiandien atskirai lenteles parodyti vieną jums dalyką, kaip gali būti. Dabar žiūrėkit. Aš sakiau, reikia susirasti 10 partnerių, ne? Aišku, tikslas, kad tie partneriai būtų aktyvus. Bet jeigu iš jūsų tų 10 bus 2 partneriai, kurie dirbs, darys aktyvacijas, duplikacijas ir jie dirbs. Ir 2 partneriai kiekvieną mėnesį pirks po vieną produktą ir turės savo komandoje tokius pačius 2, tai reiškia pas jūs antroji linijoje jau bus 4 partneriai, tie 4 irgi turės po 2, kurie pirks kiekvieną mėnesį, bet pabrėšiu, užsiregistruoti vis tiek reikia po 10 partnerių. Bet dabar apeliuokime į 2 partnerius asmeninius, kurie pradės daryti aktyvacijas ir dubliuos ir ieškos tų aktyvių partnerių. Tai dabar žiūrėkit, kaip atrodo. 2 partneriai perka po vieną produktą, tai bus 32 PV, 10%, jie sumokės $56 į kompaniją, po $28 produktas, jūs komisinio už pirmą liniją gausite $3.20. Atrodytų nedaug, ne? Antroji linijoje pas jūs 4 partneriai, jeigu tie duplikuoja, ne? Už antrą liniją 64 PV nupirkta, 15% už juos kompanija moka, jūs gausite $10.75. Trečioji linijoje jau 8 partneriai tą patį padarys, už juos 20% kompanijai moka už tą 128 PV, jau $25. Ketvirtoji linijoje jau 16 partnerių, vat jie duplikuoja, ne? 15%, jau $38. Ir taip iki pat 10 gylio. Kodėl aš pabrėžiu, kad vis tiek reikia turėti 10 partnerių? Nežiūrint to, kad tik tai 2 partneriai tą darys, vat ta naujiena, kurią aš jums dabar atskleisiu. Pasirodo, sąlyga turėti 10 partnerių. Sąlyga. 10 partnerių užsiregistravusius į sistemą. O vis tiek kompanija moka tik tai už tuos, kurie daro aktyvacijas. Jūs pasidarot aktyvaciją ir vat tie partneriai, kurie pasidaro, už tuos, kurie nepasidaro, bet jie yra užregistruoti, jums kompanija vis tiek moka 10 gylių. Ar girdite mane? Sąlyga, kad atsidarytų visi 10 gylių, turėti 10 partnerių. 5 vienoj pusėj, 5 kitoj. Kada jūs šitą sąlygą padarote, jums atsidaro visi gyliai. O va šitas komisinis būtent tik tada, kai padaro partneriai aktyvaciją. Vilma, nepiešk man ant lentos.
Tai va, tai dabar noriu pasakyti, kad šitą dalyką pati neseniai sužinojau ir pradžioj sekiau, kad tie 5 partneriai, nes pas mane gylių jau yra 10 ir aš galvojau, kad tik 5 vienoj pusėje ir 5 kitoj padarytų aktyvacijas. Pasirodo, visai šito sekti nereikia. Pas mus sistemoje įrodo, kuris partneris aktyvaciją pasidarė, kuris ne. Todėl aš jums paskaičiavau vat būtent šitą skaičiavimą, kad kad iš tų 10, kad jūs galėtumėt gauti visus 10 gylių, 2 būtų aktyvus ir duplikuotų jūs. Ir dabar finale pažiūrėkit, 10 gylį, kurie visi po 2 partnerius paduplikuos, 10 gylyje jūs turėsite 1024 partnerius, kurie pirks po vieną produktą. Į kompaniją sumokės $28 672 ir 16 384 PV bus išpirkta ir jūsų suma už 4 gylį jau $819. Bet kiekvieno mėnesio 1 dieną kompanija supliusuoja visų jūsų partnerių, visų 10 gylių aktyvacijas, kai kur įvyks kompresija, jums visi šitie 10 gylių užsiskaičiuos ir jūs gausite $1716.35. Jeigu va šiti partneriai pirks po vieną produktą. Aš čia nesuskaičiavau, kiek iš viso partnerių yra, bet čia jų bus netoli 2000, ne? Ir galiu pasakyti, kad aš šitus skaičius jau gaunu. Kiekvieną mėnesį įkrenta papildomai nuo to, kas visą mėnesį buvo daryta, įkrenta šita suma. Čia dar tik pradžia. Dabar žiūrėkit, padariau dar vieną skaičiavimą dėl jūsų. Turim tokį patį skaičių partnerių. Užsiregistravę esam visi po 10 partnerių, tie, kurie dalyvauja šitoj sistemoje, kad atsidarytų visi gyliai, jūsų partneriai viską duplikuoja, bet jūsų partneriai, įsivaizduokite, kad tik tai 2 partneriai, vienas kairėje, kitas dešiniai, perka šitus produktus. Ir aš paskaičiavau, kad jie perka mūsų sveikatos trikampį. Tai reiškia po 3 produktus. Nes, kaip ir minėjau, visai nesvarbu, su kokiu jisai paketu ateis. Jeigu jisai ateina su 26 produktais, tai taip, aišku, jam užtenka kelis mėnesius tų produktų, kol jisai parduoda, nors aš pardaviau per 2 dienas tos produktus. Tai jisai gal kažkurį laiką ir aktyvacijos nedarys, bet pas mus aktyvacija ir su probiotikais galima daryti ir taip toliau. Tai dabar žiūrėkit, perka po 3 produktus ir aš padariau naujus skaičiavimus. 2 partneriai į tinklą, pirkdami 3 produktus, 96 PV taškų, 10% už juos moka, jūs gaunate $9.60. Prieš tai buvo $3.20, ne? 4 partneriai jau 192 PV sumoka. Nuperka, ne? $112, jūs gauna $28. Žodžiu, viskas iš 3 pasidaugina, išlieka tik tai partnerių skaičius, visi gyliai. Ir pabaigai pasižiūrėkit, kokį mes turim rezultatą. $5144.80. Jūsų atlygis kiekvieno mėnesio 1 dieną tik už aktyvacijas. Jūs galite susirasti va tokią va komandą ir kiekvieną mėnesį pasirūpinti, kad jie pasidarytų aktyvacijas ir jie pasirūpina savo partneriais ir jūs kiekvieną mėnesį gaunat 5000. Aišku, kažkur bus daugiau, kažkur tai bus mažiau, bet tai tikrai nėra daug partnerių, tikrai tai kiekvienas gali pasiekti, jeigu jūs užsibrėšite savo tokią misiją. Dar kartą pabrėšiu, gauti šitą komisą visai nesvarbu, iš kokių paketų jūs kursite komandą. Jūs galite kurti tik iš lyderių
ir laikytis va šitos tvarkos. Užsiregistruoja 10 lyderių ir 2 perka po 3 produktus kas mėnesį. Ir jūs kiekvieną mėnesį gauna tokią sumą. Ne tik jūs, ir jūsų partneriai duplikuoja tą patį. Tai va, visa va šita suma, visi šitie gyliai jums susideda. Dabar padariau dar vieną skaičiavimą, kur skaičiai dar įspūdingesni. Paskaičiuokim, kada jūs turit 4 partnerius, kurie kas mėnesį perka. Aš, pavyzdžiui, jų turiu daugiau, bet dar į gylį tiek nenuėję, ne? Jūs užregistravo 10 partnerių, kairiai, dešiniai, nes kito atveju jums gyliai neatsidaro. Kad gyliai atsidarytų, būtina 10 partnerių turėti, bet 4 iš jų yra aktyvus. Kiekvieną mėnesį perka po vieną produktą. Tada jūs antroje linijoje turėsit 16 partnerių, trečioje 64 ir taip žemyn. Ir gaunasi, kad jūs 10 gyliai turėsit 1 milijoną partnerių. Iš viso čia beveik 1,5 milijono gaunasi, mažiau. Ne? Tai va, tai žiūrėkit. Ir kada visi perka po vieną produktą. Pagal procentus jūs kiekvieną mėnesį gausite 1 119 891. Daug kas pasakysi, čia yra nesąmonė. Aš žinau, kad jūs tai pasakysit. Didesnė dalis tai pasakys. O daugelis pasakys, aš tai padarysiu. Ir aš esu viena iš tų. Aš nežinau, kiek man tai laiko užtruks, bet aš žinau, kad aš eisiu link to. Ypatingai, kai aš dabar matau akivaizdžius skaičius. Ir kas darė aktyvacijas, mes kiekvieną mėnesį matome, kaip lentelė iškrenta. Ir mes galime dirbti su savo partneriais. Tik tai ant šito. Ir nežiūrint to, kol jūs eisite link šito, jūs dar gausite komisinį už registracijas, už binarą. Jūs dalyvausite konkursuose. Ir bile kiek uždirbsite. Tai aš dar kartą noriu pasakyti, niekas tokio marketingo neturi, kad kompanija tiek daug mokėtų. Bet pabrėšiu dar vieną, kad šitas aktyvacijos darimas, pirkimas papildomai pas mus nėra privalomas. Ir kada jūsų komanda ateis vartotojai, jiems tai neprivaloma. Šitas pirkimas yra aktualus tik tiem, kurie stato komandą ir nori uždirbti. Tai va šitas komisinis, jį galima palaipsniui susikurti ir perduoti šitą žinutę, parodyti skaičius, kai kurie iki pusės ateis. Bet čia yra tarp partnerių susitarimas, ypatingai va tas variantas, kaip pirkti po 3 produktus. Nors galiu pasakyti, pas mus yra perka ir po 10, ir po 20 produktų papildomai. Partneriai pačioj pradžiai, ypatingai aš ir dabar, va, pavyzdžiui, šį mėnesį aktyvaciją pasidariau 12 produktų. Ir gali būti, kad dar darysiu, nes jų trūksta ir trūksta tų produktų. Tai ką noriu pasakyti, kad čia tik tai minimaliais paskaičiavimais padariau. Per kokį laiką jūs subursite tokią komandą? Tai jau priklauso tik nuo jūsų. Kiek jūs norite gyventi sveikai ir gausoje. Tai va, šiandien labai norėjau tuo pasidalinti. Ir galiu pasakyti, kad produktai yra unikalūs. Ir tie, kas norite susitvarkyti savo sveikatą ir padėti savo aplinkos žmonėms, jūs galite drąsiai eiti, dalintis. Produktai patys kalba už save. Nieko įrodinėti daug nereikia, tiesiog pasiūlyti žmogui pavartoti. Nors 1 mėnesį, o paskui jau jisai pats prašys. Atėję į mūsų komandą jūs gausite kokybiškus produktus, be galo dosnų atlygio planą.
mokymus, palaikymą, motyvaciją ir daug, daug kitų dalykų, kurių jūs gal net ir nesitikite. Tai kviečiu kreiptis į tą žmogų, kuris jūs pakvietė ar į šitą prezentaciją, ar davė jums šitą video paklausyti, susisiekite su juo ir sužinosite, kaip prisijungti prie mūsų komandos. Tai ačiū, kad klausėte, su jumis buvo Aušra Stankevičienė ir iki kito karto.